Mes pasirinkome būdą, kuris yra tinkamiausias šitoje vietoje, tai yra padėti tiems tėvams, kurių vaikai nepateko į savivaldybės darželius, skiriant jiems tam tikrą krepšelį, 100 eurų krepšelį, bet kita vertus dar kas svarbiau yra, kad mes tikimės, kad tai gali paskatinti ir paskatins naujų vietų kūrimasi, tokiuose nevalstybinių darželių kūrimasi. Dabar mes suspenduojame šitos tvarkos paskutinius pakeitimus, kurie buvo padaryti nueinančiosios tarybos paskutinėme posėdyje, kuriame buvo pasakyta, kad eilės yra registruojamos nuolat, tai kol kas mes dedame tokį suspendavimą ir gegužės mėnesį vėlgi grįšime su visais pakeitimais, kad nuo 16 metų rugsėjo 1 dienos registracija 16 metų mokslo metam būtų iš tikrųjų vieninga, skaidri ir aiški. Šitą tvarką mes sustabdome ne 15 metų registracijai, bet tik tai 16-17 metų registracijai. Turime bazinį variantą, pagrindinį siūlymą, kaip turėtų būti tvarkoma vietoj tos loterijos, kad kas pirmiau užsiregistravo, tas patenka. Tai vienas iš pagrindinių siūlymų yra, kaip minėjo gerbiamas Valdas, tai yra gimimo datos arba kitaip tariant amžiaus prioritetas. Tai be jokios abejonės tol, kol vietų dar trūkumo iki galo neįsprendėme, tai turbūt logiškiau būtų pasakyti, kad tai gerai. Galbūt neužteks vietos, jeigu pagal kitus kriterijus sudėliojus vienodai sukrenta eilė, tarkime, 2-mečiui, bet 3-mečiai jau tada tikrai užteks vietos. Tikrai labai pažangus požiūris. Aš suprantu, kad yra tik tai pirmas žingsnis. Nuo to laiko, kada valstybė pradėjo bent pusę ugdymo išlaidų kompensuoti nevalstybinėms ugdymo įstaigoms, Vilniuje iš kelių vienetų darželių radosi keliasdešimt vienetų.